Dabar mes esam etap, kad vis pasaulis atsibudinė. Ir tas etapas nėra, kiek jums laiko užtruks, ten 5 metų, 2 minutės ar 10 valandų. Nėra taip. Ir procesas, katras pastovė vykst. Ir jums dabar žiaurė stipriai kyl. Ir mes visi kylam kartu. Tai dabar žiūrėk, yra 2 traukiniai. Vienas traukinys yra tavo būsena, kur tu jautys negatyvę ir tu pritrauki daugiau negatyvių sinchronizacijų ir negatyvių patirčių savo gyvenime. Kitas traukinys yra, kur viskas vyksta pozityviai, kur viskas yra aukšta, vibracijas aukštas, nuotaika gera, pritrauki vis laiko, kas yra aukštesnis vibracijas ir sinchronizacijas aukštesnis yra. Tai dabar tie 2 traukiniai nevažiuojam viens prie vieno dabar kol kas. Dabar visas pasaulis, su katru tu bendrauja aplinko, ons yra iš vieno traukinios ar iš kito traukinios. Labai didelis kontrastas. Po kažkiek laiko, kad mes visi ir didžioji dalis jau pakelsam ant tiek aukštą, kad tas žemyn, viskas, kas žemiau yra, tas vis negatyvus, vis tas blogas sinchronizacijas ir vis dalyką, ko mes vertinam kaip blogus dalykus, ne? Negatyvus realiai, tas atitols. Ir tai 2 traukiniai realiai išsiskirs viens pos, kits pos ir po kažkiek laiko tu realiai net nebegalės peršokti. Tai reiškia, jeigu tu būsi aukštesnio vibracijo, tu tik matysi aukštą vibraciją aplinkau, tu nebebus galimybės ir situacijas patirti labai negatyvios energijos, galim sakyti, arba labai žemos vibracijas, katrai ir mes galim sakyti negatyvus, arba kažkokie skausmai, arba karai, arba visi kiti tokie dalykai, kas yra tiesiog ir žemesnė vibracija. O to, jeigu būsi tenais, tu patirsi tik tuos dalykus, tau bus realiai fiziškai nebeįmanoma ateiti į tą žemesnį lygį. Tai dabar yra pats laiks tobulinti savi, pats laiks tobulėti fiziškai ir metafiziškai. Taigi, labai ir svarbu suvokti, kad visata visą laiką tau padeda. Pasirink emocijai, pasirink būseną ir leisk būti savo laimingu. Nebandyk tų emocijų stabdyti. Išjaus kanas. Jeigu tavi įdomi sužinoti, kaip tu gali pasikeisti ir kaip tu gali persiprogramuoti save, išbūnant žemesnio vibracijo pakilti aukštą, kad tu jaustumės labai gerą kiekvieną dieną, kad tau net nereikėtų stengtis, viskas natūraliai atsitektų, rašyk man privačiai ir į komentarus parašyk žodį gausa. Aš su tavim susieksiu.